Nauji maršrutiniai miesto taksi autobusai pritaikyti tėveliams su vaikiškais vežimėliais, judėjimo negalią turintiems asmenims ir silpnaregiams. Pagaliau Klaipėdoje maršrutiniais taksi galėsime važiuoti su vaikais vežimėliuose. Žemos grindys, lengva įvažiuoti, vietos pakanka. Manau, kad bus patogiau, nes stoja ne tik stotelėse, bet ir ten, kur nedraus kelio ženklai. Visi 3 maršrutinio taksi maršrutai jūsų vaikų ir senjorų patogumui nutiesti pro poilsio parką. Man tai naujiena. Patogu. Pažiūrėkit patys. Prie durų įrengtas mygtukas, kurį paspaudus vairuotojas nuleidžia trapą. Važiuoju pats, be pagalbos, prisisegu, o kai jau noriu išlipti, spaudžiu šalia esantį mygtuką. Super! Regėjimo negalią turintys žmonės nuo šiol greičiau pastebės atvažiuojantį maršrutinį taksi. Iš toli visiems aiškiai švies geriausiai matoma oranžinės spalvos švieslentė. Tokios pat spalvos yra ir bilietų komposteris salone. Tikrai kol kas viskas puikiai. Smagu, kad visi komposteriai matomi, įrengti toje pačioje vietoje kaip ir raudonas išlipimo mygtukas. O dabar tai važiuojam kaip žmonės. Jau greitai stotelėse bus transliuojami ir garsiniai pranešimai neregiams. O kol kas būkime pilietiški ir padėkime vieni kitiems.